Labas rytas. Nuovargis ne tik vaikams, bet ir treneriams. Šiandien kelti sunku. Bet nieko, kažkaip išsivažiuosim. Ką, eisim, pažadinsim visus. Trenerį! Kiek šaršalo sukėliau, tuoj parodysiu faktą. Buvo įdėta Mesio numeris ir dar Mesio citatą. Tai dabar visi. Geresnis Ronaldo. Ne, Mesias. Kas yra, ko nesutariam? Ronaldo ir Messi. Aišku, ar Messi. Labadiena, šitas gėrimas jau daug girdėtas, o šį ir atsirado naujas skonis. Tai yra su greipfrutais ir bananais. Ir aš jums jį rekomenduoju. Važiuokite, galite pasisakyti .lt 221 ir rasite daug skonių. Ir jei būsite mūsų nusipirkę bent 2 gėrimus, šitą parduosime už tik 2 centus. Va taip, ne? Gerai, šaunuolis toks. Tobulėjai kiekvieną dieną. Čia elektrolitai! Nu, sklando dezinformacija, kad nori ten ant tų pastolių palaipėti. Taip, visi vis kitus. Ką? Tu kodėl tu kurstai kitus dabar, kad laipėti tenais? Nežinau, treneris pasiūlė. Ten yra mirties zona. Mirties zona. Jie lipo žemynos tenis, kaip kepurės. Kai ateis Joris su Danu, labai garsiai plojam visi, gerai? Ir viršus, žinai, kiek per savaitę reikėtų paskaičiuoti, kiek įvykių. Nu, bet tu vieną kartą pamiršęs, tu antrą kartą, žinai, kad eina, savo gal reiks lik, žinai, ir tu... Bet jautėm, matei, kiek šoko? Matėt ar ne? Prisikasiau, slaptai, ko jūs visi mėgojot, prisikasiau prie jūsų aukšto boso. Ir čega. O mane saugo, tam jų, kodėl nesaugo savo boso? Peilį pasvinkime. Norėsiu šiandien mokytis triukų. Garsiai! Laisvė kurti. Laisvė kurti. Judam link treniruotės. Solo aš, solo tu. Solo mes visi kartu. Solo aš. Solo tu. Solo mes visi kartu. Ir dar vieną garsiai. Solo aš. Solo tu. Solo mes visi kartu. Sustojam ir veiksmas. Mūsų autobusiukas važiuoja, inventorius važiuoja. Ronaldo! Ir štai toks triukšmo lygis kiekvieną dieną. Kaip matom, stovyklos pasiskirstė tarp Ronaldo ir Messi. Amžina dvikova. Ronaldo ir Messi ir turime šiek tiek suluošintą trenerį. Ar kasdieninę rutiną. Susirenkam inventorių, tuk, kamuoliukai, treneriaksas varteliai ir važiuosim treniruotis. Aišku paimt. Ne, aš va.
žmogus YouTube'as. Ugnius kažką. Nežinau, Dan. Taip įdomu, ką savo sportininkai. Na čia pradėsim klausyti viską. Apsikeičiam dar kartą, paskutinis pratimas bus, gerai? Pažiūrėm, Joris man meta aukštą, aš bandau susistabdyti ir atiduot. Būtų idealiausia, jeigu viską darytume 2 lėtimais. Jo, atbėgu pas džiugą, užmeta, susistabdau, atiduodu. Pakeliam, nuleidžiam. Op, 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 op. Nefilmuok mūsų. Strau. Filmuok. Oi. Nu va. Pradėk vieną. Negirdžiu, negirdžiu. Vaikam aiškinam, kad šiek tiek turėtų pasvajot, užsimerkę, matyti savo vaizdą, kaip jie muša įvartį, kaip jie įsivaizduoja, kaip jie sėkmingai viską atlieka. Aplinkui vyksta vaikų svajonės. Štai ir treneris Deividas, treneris Ugnius. Irgi papasakoti, iš tikrųjų, kas čia vyksta. 7 metus dieną iš dienos gerdavau alkoholį. Buvau priklausomas nuo jo. Tiesiog reikėdavo to kiekvieną dieną. Tada atėjau į solo, prisijungiau prie solo. Esu vienas ir tiesiog stengiuosi, kad daugiau gyvenimo alkoholio būtų. Tai tu ir jums gyvent laivėm. Solo lyga. Solo lyga. Gerai. 2, 3, solo! Oba. Klausimas tavo, ką valgiai ką tai? Šiandien nieko nevalgiau. O kodėl dabar. Horizono čia šokoladas? Čia kraujas yra. Čia kraujas? Ja. O kas nutiko? Per lūpą. Lūpa kirto? Ja. Bet dabar viskas gerai? Ja. Kovotojas tu reiškias, ne? Kriausiai. Nu, kaip gyvenam? Gerai. Kaip kambariokai? Kaip maistas? Kaip stovykla? Viskas gerai? Ką įdomaus galėtum papasakoti? Nu, maistas šiaip tai labai skanus. Gamina puikiai. Visi draugiški. Treneriai geri. Norėtum, kad daugiau vaikų būtų ar užtenka tiek? Užtenka. Užtenka, nesočiai. Imk mikrofoną ir papasakok kažką, ko dar nežinau. Tai nieko nežinau, ką papasakot. Ne, bet Kaip manai, rytoj bus karščiau ar šalčiau? karščiau. Karščiau bus, ne? Rytoj pagal sinoptikus bus labai karšta. Ir galimai ką darysim? Bėgit. Maudysimės. Maudytis. Norit maudytis? Taip. Šiandien norėjot, o rytoj norėsit? Taip. Jaudinės? Nenori šnekėt? Nori? Jum. Iš kokio miesto tu? Iš Kauno. Iš Kauno? Taip. Kokia akademija žaidė? Biški Bilonė ir biški Herojose. Herojus, ne? Kas treneris tavo dabar? Dabar Deivis kol kas. Kaip Deividas, kaip treneris? Žiauriai geras. Žiauriai geras, ne? Taip. Griežtas, bet geras. Jo. Užreikia kartais ant tavęs? Ne. Nereikia? Ne. Visą laiką pamoka, ne? Jo. Labai gerai. Treneriui Deividui linkėjimą perduot tada. Ačiū treneri Deividai. Tu mane viską išmokinai, ko aš nemokėjau. O tai jau, paplojam. Labai gražus žodis. Vedam vaikus maudytis. Labai saugu, nes visi sakė idealiai moka plaukti. Net, ta prasme, labai ramiai einam, nes visi čia geriausi plaukikai. Felpsas visų dėdė, žodžiu, va tai va.
Bet pats geriausias dalykas išgirsti iš vaikų, kai eini maudytis, tai treneri, aš žiauriai geras naras. Tai va, žodžiu, eina maudytis, 49 galvas turi iškištas iš vandens būt. Bet čia kosmosas Visagine, atrodo, spygliuočių miškai. Oazė tokia, jeigu būtų sutvarkyta infrastruktūra, pastatai, tai čia būtų kosmosas. Turistinė vieta čia būtų, polisinė. Turim ir tokį variantą. Oh, hell no! Iš trenerių į prižiūrėtoją, į gelbėtoją. Specialybę pakeičiau greitai čia. Okupavom paplūdimių. Čiuožykla užkariauta. Šalta? Eik, tada tenais treneris Mindaugas yra apsirengę, gerai, nešalta. Atsargiai. Opa! Atsiloškit, atsiloškit. Ten ta čiuožykla yra ir yra ženklai, žinai, kas draudžiama, kas leidžiama. Ir aš sakau, po vieną, žinai, leidžiamės. Ir parodyta, kad dviese galima. Treneris Deividas. Ne, po du reikia, nesako, čia griežtai nurodyta, kad du turi leistis, negalim nusiženginėti taisyklėm, sako. Kas vyksta? Pirštukas? Ai. Bomba. O, gerai. Apieškom, kad nepaliktų jokių daiktų. Nes paskui būna daug ašarų. Ir piktų tėvelių. Tiešo, ne. Žiūrim. Gerai. Buvo išgirstas vaikų noras ir iškart reaguojama. Einam ledų pirkti. Reikia atsivaryti karavėlę, kad ledai neištirptų, reiks nuvežti. Būtinai pakomentuokit, ar jums patinka toksai kontentas, ar patinka tos serijos, ar geriau sumesti vieną ir padaryti, nežinau, 1-2 video visos savaitės. Vakare laukia daug futbolo, daug žaidybinio laiko. Bus sužaistos draugiškos rungtynės prieš BFA. Gerai parodom, ką čia nupirkė. Twisteriu. Ugnis leido jums telefonus. Ačiū. Saulytė kepena šiandien prieš 30. Grįžom po maudynių. Dabar kambariuose gaus telefonus vaikai. Treneriam irgi reikia biškį prigult, atsigauti, atgauti jėgas, power napo ir į vakarinę dalį. Tai noriu, kad užibis išeina, stabdotės kamuolį ir privaloma žaisti 1 prieš 1. Jeigu perdavimą Rainbow flikas, tas persimetimas, ką mokėt, bet darykit Rainbow flick, kad ir nesigaus, bet turite daryti. Pradedam. Taip, Jonai! Va čia tai kapitonas. Gerai, kas žaidė atsisėdam dabar, Tie, kas dar nežaidė, stovim. Vienas Markai po savim. Op, šaunuolis, dar. Mūsų, čia pasipakasavė. Būna, matai, Markai. Taip, Arnai, taip. Žaidėjans ant vieno, šaunuolis, džiaugai. Kada reikia vedat, kada reikia atiduodat perdavimą. Aišku, kartais būna, kad nepasiseka, ne? Užstato koją, prarandam kamuolį, bet bėgam į gynybą, atimam kamuolį, ne? Ir vėl kovojam. Ai. Debiutas trenerio buvo, turbūt pirmos ir paskutinės rungtynės. Į viršų nori. Tiek, kiek įvarčių buvo. Važiuojam. Keliam. Aplojam trenerių Ugniui už debiutą. Treneri, nepalik mūsų, prašau. Nu jo, čempionas, bet sutvarka, tai ne. Matai, ateisiu už 10 minučių, kad susitvarkęs būtum gerai. Kaip darom? Tu dabar prūsės ar ne? Nežinau, jaučiu. Jaučiu reiktų gal. Mes reiktų suprūsti ir aprangą su vaiku ir mūsų išplaukti. Jo. Skalbimo laikas. Op, dedam. 9. Aš čia.
11. Kitą kartą užsakysim skalbimų paslą. Ne, raudonas sakė. Close upą. Negeriau šiandien, pamiršau. Gerai. O ką vadinat gudrumu? Kas atsakys? Nu, tai jau. Kas yra gudrumas? Gal nepavyko, gal jaudulys pakišo koją. Bet kuo daugiau jūs prieš treniruotę ateinat nespardoti vartus, o pasiemat kamuolį ir mokotės tos pratimus, jo? Išmoksit ir pamatysit. Jeigu aš susistabdysiu kamuolį per 2 metrus, kamuolys yra niekieno. Jam be šansų atimt, ne? Atim kamuolį. Ne taip, kad pasiemat kamuolį daužot kažkur į vieną ir kitą pusę, o džiaugtis turit kamuolį, džiaugtis gerų orų ir džiaugtis to gerų orų su kamuolį. Arba nusipirkit tų bibleidų, kur sukasi, Makvyno mašinėlių ir žaiskit su tokiais, kad jeigu kamuolys neįdomu. Nes pėdose yra daug jutiklių. Kuo aš basom daugiau judinu kamuolį, tuo daugiau mūsų smegenyse kaupiasi informacija. Paskaita baigta, bet dar diena nesibaigė. Dar reikėtų skalbinus sužiūrėti. Vienas aukštas išskalbta, dar liko 2. Čia naktinėsim biškį. Aš patepsiu, gerai, kad tau norim parodyti tą kitą kartą. Aš nežinau. Kokią pardė naktis? 30 tūkstančių prisukta rytas šiandien šito jauno organizmo. Dabar yra be 20:12. Tai skalbimas baigsis paskutinio aukšto už valandos. Tai reiks kažkam lipti apačią, perdėtus rūbus į džiovyklę, užstatyti 2 valandas ir iš ryto atsikelt, paimti viską. Tai kažkam teks dar už valandas eiti apačią. Visiškai nulis jėgų, padalas išsikrovė. Ruošiamės miegoti ir judame 4 dieną. Susitinkam rytoj ryte, galimai už savaitės, 2 arba mėnesio, nežinau.